tavo komanda, tavo restoranas būna pirmas, tai čia yra pats geriausias dalykas. Bet džiaugsmas tai visada buvo ir bus pirmas restoranas, kuriam visą savo širdį atiduosiu ir sielą. Nes labai myliu šią vietą. Visi mes mylim. Visi mylim, kas dirbam su šito restoranu. Stebėjom mes visą virtuvę, visą komandą stebėjom įsijungę. Truputį kažkaip nežinom to best of the best. Kiek susižvalgiam, nes kažkaip mes tikrai pirminio galvom, kad būsime, šiemet. Yra naujų restoranų, vis tiek tie naujokai, vis tiek kažkas nauja, kitaip, viskas keičiasi gyvenime. Visiems reikia kažko naujo. Ir taip jau ten nuo tos 4., 3. vietos ar 5. jau toks susirūpinimas. Nes kažkaip nei ten pirminiai 2 galvom, sakau, gal kokie 5, bet ten žiūrim 5 jau tas, 4 tas. Ir paskui ten pasakė, kad dar galvom, gal iš visų nebevertino mūsų. Tipo. Pirmą 30-uką labai gerai prisimenu, neįmanoma to pamiršti, nes tai buvo mano gyvenime toksai įvertinimas, mano restorano ir komandos įvertinimas, toksai rimtesnis mano karjeroje, tai labai gerai atsimenu, kaip ir lipau tais laiptais į viršų į salę, kai širdis daužėsi, net toks atrodo, kaip rūkėsi. Tai tikrai nesitikėjau būti pirmas, bet buvo labai gera, prisimenu dar kaip šiandien. Bet tada buvo tokia euforija tokia, neapsakytai gera ir malonu. Tavo komanda, tavo restoranas būna pirmas, tai čia yra pats geriausias dalykas. Ir tie komanda būna užsivedus ir visi laimingi ir džiaugiesi, ką darai, kad gerų kelių eini, labai gera. Tu supranti, kad ne žvaigždelė yra esmė restorane, o yra tavo laiminga komanda, laimingi svečiai. Ir jeigu tu viską darysi tik dėl žvaigždelės ir ne dėl svečių, tai aš nežinau, ar tas restoranas ilgai išsilaikytų. Tai tu turi vis tiek atkreipti dėmesį, ko tam svečiui reikia, ko jis nori. Ir nežinau, aš vėl pradėjau kepti tos karbonadus, nes tiesiog svečiai prašo jo, tai aš kodėl jo turiu nekepti dėl Michelin žvaigždutės. Man gal labiau rūpi, vis tiek turi žiūrėti, ko svečias nori, o ne ką daryti, kad standartus Michelin žvaigždelės turėtų. Tai man labiau aš esu laimingas, matydamas tos laimingus svečius, kad jie gali ir čia degustacinę vakarienę pavalgyti, kur ten pamatys daug technikos įvairiausių produktų, o kas nori tiesiog pavalgyti skaniai, paprastai praleisti laiką, gali rasti a la carte kažkokį vieną patiekalą. Gal jam tik to reikia šį vakarą, ne degustacinio meniu. Džiaugsmas per 9 metus labai pasikeitė ir čia visko gali būti. Mes galim vėl atrasti, vieną kartą buvo gėlytė, kitą kartą buvo krepšelis, o dabar dar kažkas gali naujo atsirasti. Bet mes iš tikrųjų apie tai ir galvojam, kad mums reikia truputį pasikeisti, būti kitokiems. Taip noris irgi vėl prie to paprastumo tokio, bet neprastumo, o kažkokių naujų tekstūrų, o gal tikresnių, ne viskas krepšeliuose yra. Yra daug visko, ir kur, manau, mes komanda kažkaip po truputį kažką naujo vis tiek parodysim, nes mes negalim tiesiog vietoj sėdėti.